wanna know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm a ex-draw. Tai ką, labas Šaika. Padirbėta buvo stipriai, buvo mažai kalbėta, nes buvom susikoncentravę į darbą ir stengiamės padaryti maksimaliai daug, kad galima būtų pagaliau užkurti ratus. Tai tas įvyko, bet viską pamatysit video pabaigoje, o dabar trumpai papasakosiu, kas buvo nuveikta per savaitgalį, kas buvo gerai, kas buvo blogai ir truputį iškarpų pamatysit, kaip mums sekėsi. Noriu padėkoti Eigiui, kad padarė savo laidiukų magiją, ten pareguliavo, pasukinėjo biškį, dėl kurių galima pagaliau užkurt normaliai ratus. Nėra gato kiek. Ir ant stabdžio jau veikia. O, kraina kažką. Dabar jau neveikia. Ne, gražiau dirba šiai. Gal neprasdirba šiai, padūmėje dar. Manau, mišinys labai užrėbintas. Vyrintas ir jis gerai veikia. Gerai suka motoras į, taip kad bitint bus visai smagu. Per šeštadienio dieną atlikta, kaip matot, nemažai darbų. Mašina jau iš galo, primenu, normalią mašiną. Pagaliau, tai turim uždėtą bumperį, padarytą dropą. Bet ir skaityk niekam nepasikeitė, nu kiek, somas pusantro kokią. Patį pigiausią, ne iš pirmą kartą pataikėm, bet padarėm. Galim truputį apžiūrėti, kas padaryta, kas nupirkta dar, ko dar trūksta. Turim galui keleiviam modernų salono odinį, priekinį bumperį, Šaika, su grotelėm, su priešrūkais, 10 eurų. Žiūrim dabar, kas gavosi padaryti pas mus. Kol kas va tokia bais arka. Pamatysit video, kaip gamina marką. Sledas, skartos biškį. Dzin tarpas ar ne dzin? Pažiūrėk kiek, nu, gali pamatot, va čia va. Nu. Tarkim, kaip turėtų būti. Nu. Bus gerai, ne? Visa? Labai gerai. Mums labai sutrūkdė padaryti greitai ir plius minus kokybiškai, bet truputį išpakliaus biškį, pašveisti ir bus viskas gerai. Tai sudėjom Tautvio fenderius, kuriuos atidavė, šiek tiek pripjovėm, šiek tiek primatavom, biškį bumperio atpjovėm. Nu, dabar aišku žiauriai žema padanga, tai todėl čia taip viskas baisiai atrodo, bet su 15 ar 16 žeminiais ratais, su aukštesnė padanga viskas gerai bus. Dar 1,5 cm rastavkė sudėto. Čia krekžinis ratas, tai jų ET40, tai jų išnešimas labai mažas. Dėsiu, aišku, pitakinius ratus, tai šiek tiek turėtų tvarkingiau ratus atsistoti. Turiu šiokią tokią sėdynę. Aišku, durys dar vis neatsidaro. Tai turim šiokią tokią sėdynę, aišku, čia iš Tautvio pasiskolinau kol kas, tai jinai čia tik tai laikinai, nes vis tiek dėsiu lopšį, bandysim kažką burt šiandien. Elvinas sakė, turi lempučių kažkokių, tai pas mane vietoj ilgų lempučių dabar nieko nėra, tai kažką Elvinas paburs, pabandysim, pasižiūrėsim, gal turėsiu ilgas šviesas. Dirbam, laikas, subscribas ir komentaras. Tai einam darbuotis, kažką burt ir pabandysim toliau parodyti, kas mums gaunasi su šitą mažulę padaryti.